Kas yra hiperhidrozė? Hiperhidrozė tai yra odos būklė, kuomet tęsiasi prakaitavimas be aiškios priežasties ilgiau negu 6 mėnesius. Tuomet tai galime vadinti jau hiperhidrozę. Pirminė hiperhidrozė yra tokia, kuomet mes neturime aiškios prakaitavimo padidėjusio priežasties. Tiesiog tai gali būti genetika, ten tėtis, mama labai prakaitavo, kažkoks emocinis stresas, nėra tokios, kaip sakyt, ligos. O antrinė hiperhidrozė dažniausiai yra sąlygota ligų įvairiausių gali būti. Tai yra cukrinis diabetas, skydliaukės patologija, onkologinės ligos. Tai va, tiesiog reikėtų platesnio ištyrimo tai antriniai hiperhidrozė, jos priežastims nustatyti. O kaip galime gydyti pirminę hiperhidrozę? Pirminė hiperhidrozė, jeigu ji nėra labai sunki, galima gydyti antiperspirantais, dezodorantais. Tuomet, jeigu šie jau nebepadeda, galima gydyti vaistais tam tikrais, o jeigu ir vaistai nebepadeda, tuomet galima gydyti botulino toksinu. Kokiose vietose gali būti suleistas botulino toksinas padidėjusio prakaitavimo gydymui? Botulino toksinas dažniausiai leidžiamas pažastų srityje, pėdų ir delnų zonose. Tiesa ar mitas, kad sumažinus prakaitavimą vienoje kūno vietoje, jis gali padidėti kitoje? Sakyčiau, tai labiau yra mitas, nes kitose vietose prakaituoti labiau nepradeda, kuomet suleidžiame į pažastis ar delnus, bet žmonės tiesiog taip yra linkę manyti, bet taip nėra.